Tikriausiai visi žinome, kad pagrindinė medžiaga, iš kurios gaminami automobiliai, yra metalas, o metalas turi savybę rūdyti. Todėl šiandien lankomės pas specialistus, kurie papasakos, kaip suvaldyti automobilio koroziją. Daugelis vairuotojų puikiai supranta, kad automobiliai natūraliai dėvisi, todėl jie reikalauja atitinkamos priežiūros ir remonto. Keisti nusidėvėjusias stabdžių, važiuoklės ar variklio detalės įprasta praktika. Tačiau neretu atveju kėbulas ir kiti struktūriniai iš metalo pagaminti jo elementai turi kitokią savybę – juos veikia korozija. Kaip greitai ir stipriai jį paveiks automobilį priklauso nuo įvairių sąlygų, pradedant eksploatavimo intensyvumu, baigiant tai, kokiomis sąlygomis jam tenka važinėti. Pasak ekspertų, išvengti korozijos automobiliams važinėjantiems Lietuvoje praktiškai neįmanoma. Turint omeny, kad mes turime šiaurinį klimatą, ganėtinai ilgą periodą, kada yra drėgnas klimatas, žiemos laikotarpis, kelyje barstomos druskos, besikeičiančios temperatūros, daug drėgmės ir automobiliai šiai dienai visi susiduria su viena ir ta pačia problema. Jie rūdyja, tiesiog vieni automobiliai rūdyja greičiau, kiti lėčiau, bet kokiu atveju antikorozinio padengimo paslauga leidžia padėti išsaugoti automobilio saugumą, patikimumą, jo pardavimo vertę. Iki šiol tarp daugelio vairuotojų vyrauja įsitikinimas, kad labiausiai korozija automobilius veikia rudens žiemos sezono metu, todėl ir pasirūpinti atitinkamą apsaugą skubama tik prieš jam prasidedant. Visgi šiam procesui puikiai tinka ir šiltasis metų laikas. Nepaslaptis, kad žmonės antikorozinį padengimą renkasi rudens žiemos metu prieš žiemą paruoš savo automobilį. Bet pagrindinis sezonas prasideda pavasario, vasaros metu, metalas nuo šilumos plečiasi, jisai geriau įsisavina antikorozinės medžiagas ir žinoma iš po žiemos mes turim iš karto galimybę nuplauti visas druskas susikaupusios, kurios beje pavasario, vasaros metu ir dirba tą darbą, tai yra pagrindinis koroziją skatinantis veiksnys. Ekspertai atkreipia dėmesį, kad naudojant riebalinio pagrindo antikorozinę dangą, metų laikas jos naudojimui esminės įtakos nedaro, todėl pasirūpinti papildomą apsaugą galima bet kuriuo vairuotojams patogiu metu. Tai patogu ir verslui, nes jų automobilių parko atnaujinimai vyksta nuolatos. Pastebime tendenciją, kad šią paslaugą renkasi ne tik individualūs žmonės, bet ir įmonės, kurios turi didelius automobilių parkus ir nori apsaugoti savo transportą, kad jis jiems tarnautų ilgai ir patikimai. Vienas iš tokios antikorozinės dangos privalumų, apie kurį vairuotojai neretai net nepagalvoja, kad tai padeda ne tik išlaikyti gerą automobilio išvaizdą bei struktūrą, tačiau gali užkirsti kelią ir elektronikos gedimams, o tai ypač aktualu kalbant apie modernius, daug elektronikos komponentų turinčius modelius. Tai korozija gali pažeisti ne tik automobilio metalo konstrukcinės dalis, bet ir elektroniką. Turint omeny, kad antikorozinė danga gali padėti apsaugoti elektroniką nuo oksidacijos, produktas pasižymi geromis dielektrinėmis savybėmis, tai irgi sumažina automobilio gedimus ir sąlyginai taupo pinigus. Ar tai, kad ant automobilio pastebite korozijos požymius, jau reiškia, kad imtis kokių nors priemonių yra per vėlu? Šiuo atveju nebūtinai. Jeigu kalbėtume apie kraunantį korozinį padengimą, tai šios dangos išskirtinumas yra tas, kad ją galima pritaikyti bet kokiems automobiliams, tiek naujiems, tiek korozijos jau pažeistiems paviršiams, kadangi danga veikia kaip esamų rūdžių konservantas ir ją galima pristabdyti, sulėtinti tolimesnius, senesnių automobilių korozijos procesus, o naujo automobilio atžvilgiu galima jį apsaugoti nuo korozijos ir prailginti jo gamyklinę idealią būklę. Dar vienas klaidingas įsitikinimas, kurį paneigia ekspertai, kad norint pasirūpinti papildomą automobilio antikorozinę apsaugą, tam reikia didelių investicijų, o pats procesas trunka ilgai. Antikorozinio padengimo paslauga kainuoja mūsų centre nuo 2 iki 300 eurų, priklausomai kokį padengimą jūs pasirinksite. Tai gali būti tik dugno padengimas, apačios apsauga arba pilnai viso kėbulo, vidinių ertmių ir dugno padengimas. Tai sąlyginai iš tiesų ši paslauga yra nebrangi
ir jau užtrunka tik tai 2-3 valandas. Dugną mes padengiam per 2 valandas, pilnai visą, bet kokį automobilį galim paruošti per 3 valandas. Tai klientai mūsų centre tiesiog kartais laukia, kol bus atlikta ši paslauga, geria kavą, žiūri televizorių, skaito žurnalą ir tai nėra toks sudėtingas procesas, kur jums reikės atsisveikinti su savo automobiliu ilgą laiką. Kai kalbame apie koroziją, turime suprasti tam tikrus dalykus. Daugiau ar mažiau, bet jį veikia visus automobilius. Todėl papildoma apsauga rekomenduojama ne tik naujiems, bet ir naudotiems egzemplioriams. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad investicija į šią paslaugą grįžta ne tik dėl to, jog išlaikoma geresnė transporto priemonės būklė, todėl didesnė ir jos vertė. Tačiau ir pati eksploatacija gali kelti mažiau problemų dėl galimybės išvengti erzinančių bei neretai nemažai kainuojančių elektronikos gedimų. Todėl jei savo turimų automobilių planuojate važinėti bent keletą metų, papildoma antikorozinė apsauga gali tapti atsiperkančią ir eksploataciją pagerinančią investiciją.